Nio, tai grįžtam pagaliau. Užbaigim šitą žaidimą, kur baigėsi mūsų skausmas ir kančia. Jep, Revolve. Tai va, ponios ir ponai, užbaigime šitą kančią ir pradėkim naują žaidimą. Populiarių pageidavimų. Nu, čia tiesiog bus sunku. Jo. Parazitas. Wop. Pasilgot manęs spėjo. Taip ir galvoju, neapgausi. Nes čia man ne pirmas darbo pokalbis. Blet. Rūpus miltai, tai atsiprašau, aš bandau vis tiek, žinai, darau stand-upus vaikų gimtadienius, tai reikia kažkaip švariau. Opa. Parazitas. Nu, kaip jums sekasi? Uiuiui. Pasilgot mano raminančio balsą. Kas gero pas jūs, saulytė šviečia. Uiuiui. Uiuiui. O, dėmesio centre vadinasi. Eina šikt. Kompanijos siela. Ir tada vieną bairį netaip pasakai ir viskas. Jums gal yra tai buvę, kai esat kompanijos siela visą laiką, o tada vieną dieną jums būna nenuotaika ir visi galvoja, kad tu depresijai, bet tu tiesiog nenori šnekėti. Nice. Bet šiaip jo gyvenime aš pastebėjau dažniausiai... Ui, tu rūpužė, okei. Okei. Ne. Mada, kuris pirmas? Kur duris? Davai duris. Yes. Gyvenime geriausia iš tikro daryti atvirkščiai dalykus. Tipo, jeigu nori, kad žmonės atsimintų tave kaip gerą žmogų, reikia visą laiką būti blogų žmogum ir tada vieną kartą padaryti gerai. Kaip tipo, visai kas esi zanūda, niekam nepadedi, tavęs nieks nieko neprašo, tai jau pliusas, jau laimėjai. Ui! Ok, nu va taip dar kartais būna irgi. Tavęs nieks nieko neprašo ir tada vieną kartą padarai gerą darbą, pats neprašytas ir visi tada sako, o, wow, koks tu geras, tu šaunuolis. Nu čia panašiai kaip tipo, o ką dabar? Nespratau. Panašiai kaip, tipo, nu, nieks neploja tiems, kurie nemetė heroiną, žinai. Nieks nešlovina tų žmonių, kurie, vat, gyveno dorai, tvarkingai, nedarė durnų sprendimų, kaip, pavyzdžiui, heroino vartojimas. Ir tada jiems nereikia antžmogiškų galių, kad pakelt save, žinai, iš dugno. Ir tų žmonių nieks neatsimena. Jų nieks neskelbia šventaisiais ir panašiai. O vat, jeigu darai durnų sprendimus, žinai, sugadinai belenkiek laiko savo gyvenimo ir belenkiek metų, ir tada atsistoja ant ko ir visi sako, o, tas žmogus toks, wow, nu, va, o, pakilo spaudimas netgi. Šitas žaidimas ne... What? Ką? Kaip čia valdyti? Supratau. Aš čia valdau ir tą burbulą, ir savo va. Bet aš ratų skrendu ir... Įktų nafi. Šitas žaidimas neskirtas filosofavimui. Žodžiu, nevartokit heroino, bet ir nesitikėkit tapt šventaisiais, čia tokia idėja. Burbuliukas įspėjim. Nu... Taigi aš pašoku ir tada valdau save, vat, priešinos kažkokie jėgai, kur mane suka ratu. Priešinos ekonominiams pozicijom, žinai, noriu vat įsipilti pigaus dizelio, bet karas Irane. Blin. Jo, bet aš ir tą kartu valdau, jeigu iš mano stumiu. Ktu načiort. Kaip tu... Ko tu nori iš manęs? Davai. Nu. Davai. Dievai. Aikt. Nu, va tai, va, čia panašiai, va, bandai tvarkingai gyventi, va, nevokt, nesikeikt, valgyt sveikai, mokėt mokesčius, rūšiuot šiukšlės,
Žinai, va, saugot gamtą ir tada pasaulio lyderiai tiesiog bum, 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 raketos, bum, bum, susprogdinam viską. Nusinčiam lėktuvnešį, kuris turbūt per minutę sudegina daugiau kūro negu aš per visą gyvenimą kartų 1000. Viena raketa, kuri išdegina daugiau kūro ten per sekundę turbūt negu aš per visą gyvenimą ir taip toliau. Tipo, tipo, o aš stoviu prie konteinerio ir galvoju, ar čia mesti plastiko konteinerį ar į kartoną. Nu, tipo, jo apšik mane. Komedija. Nu, bet bent jau aš nesu Amerikos mokesčių mokėtojas, kur vienu metu ir kažkaip tie pinigai, kaip pats leidai raketą ten, žinai, per sekundę kem 1000, žinai, vieno kulkosvaidžio. Ir tada kažkokiu būdu Izraelis irgi, tipo, irgi kažkodėl turi tavo pinigus. Čia ne konspiracijos teorija, aš nieko nežinau, aš neišmanau, ponai, nesitokit manęs. Nu, kaip tave pereit? Mirkim tiesiog. Opa, man reikia tave pereit. Ai, maniai, tau dieve, koks aš durnas. Ašgi skraidau aplink tą burbulą, man reikia tą burbulą judint. Aš bandžiau į burbulą, aš buvau čia portalas, o čia ne portalas. Čia dėmesio centras, gerai. Va kaip, yes. Nu, ne veltui mokyklą baigiau. Nu, atrodo paprasta, kaip ir gyvenime. Jep. O čia callbackas į pirmą lygį. Eiktų šiek. Eidamas Ukrainoje radai žiebtuvėlį ant žemės ir nusprendai prisidegti. Ups, o ten bomba. Nu, Ir... Och, tu parazitė, tai trečias žiebtuvėlis buvo tikras. Wow, žaidimas. Pasilgau. Nice. No. Nice. Iš pirmo kartą šitą perėjau. Geras. Aš nežaidžiau šito žaidimo nuo to laiko. Tai šitas turbūt mane bandys nustumti, jo. Du iš eilės iš pirmo karto. Čia yra žaidimas, kurį tik vieną kartą gali žaisti pirmą kartą. Nu kaip ir visus kitus žaidimus. Eik tu šiek tiek, kaip tu nori, kad aš pereičiau? Užsidaryk. Ką tu darysi? Oi, tu kiauras. Gerai, kad indikavai. Ui, tu. Tuoj. Nu, Marytės krūtinė, nu. Pakin plaukuoti prano, plaukuotos prano pažastys, nu. Paslėptoji Mario plytelė, nu, davai. Sak. Ne. Davai. Davai, nebedaug liko. Sonk. Sak. Kaip trečią praeit. Opa. Ne. Jūs man tiesiog nustums. Ai, aš tiesiog galiu praeit. Oi, tu parazitas, tu nežaidimas. Yes. Nice. Nu, o ką, kaip jūs mokat mokesčius? Oi, nepriėmė deklaracijos. Mačiau mygtuką. Tak, štai, neturiu ką deklaruoti. Ui, ant savęs dirbu. Eina šį. Atsiskaitimai tik grinais. Daug ką nurašinėjom. Kažkuris čia pakilo. Padnoški, nu ką tu darai? O tu ką? Uik! Aina, šik, nu kodėl taip yra? Aš bandau būt doras, nu tikrai bandau. Pamiršau šitą. Toj. Forma C4, F15. Joink. Tu. Yes.
Dabar sproksta tiesiog pakilęs į viršų. Oi. Jo, resolve. Daug pas mane resolve. Pala. Šitą buvau. Resolve. Nu, žodžio susiknysis tekstas. Ui, tai nuo ko aš sprogau? A, jeigu einu atgal, tai sprogstu. Ne žingsnio atgal. Taip. Jep. Jep. Dabar lėtai einam. Nu, kur tu? Atbulas, backflipą reikia padaryti. Tai žinoma galiu. Kas čia yra man? Atsispaudimas su vienu pirštu? Nejuokinkit manęs. Duokit normalų iššūkį. Stumiai ir opa. Nice. Dabar į kitą pusę negaliu eiti. Op. Pastrauk. Tiesiog nespėjau ir viskas. Ne, manis. Draugė irgi dirba iš to pačio kambarį, tai šypsosi. Jei, šuolis mane numeta. Okei. Kaip tu nori, kad aš pereičiau? Oba. Aš įstrigau tame. Aš įstrigau šitame. Okei. Bet tik aš neprakrisiu po šitą. O tai, nu gerai. Čia kažkur buvo, man atrodo. Jo. Okei, nice. Greičiau krisk. Eik tu čia. Ui, tu gerai rūkštelė tu. Nusižudom vieną kartą. Ne. Dedikuotas mirties mygtukas. Kaip gali nepatikti toks žaidimas. Gerai. Cok. Cok, cok. Čiop. Ui. Čia jau mėgėjo klaida. Copt. Copt, copt. Op ir op. Aha. Nu. Klausimėlis, padarom polą, žinai. Kas, nuo ko mirsi, nuo peilio, spiglių, žioplumo ar skylės. Nuo šuolio. Nuo šuolio, negaliu eiti tą pusę, okei. Ne nuo šuolio, o nuo judėjimo į kitą pusę, okei. Pasikeitė dabar. Čiank. Bet šokt negaliu. Dabar galiu šokt. Galiu eiti tą pusę, bet negaliu šokt. Okei. O dabar šokt galiu. To sužinosim. Bet negaliu. Nu. Tai žinoma. O tai turėjo būti kitaip. Nereikėjo šokt. Dieve. Žiauru čia. Norėčiau pamatyti, kaip speedrunneriai šitą varo, čia būtų taip gerai. Oi. Aš vakaro šaunuolis padariau savo merginai makaronų. Pats receptą pats sugalvojau su AI-jum, nuėjau į pardę be AI-jaus. Nesvarbu, kur einu smirštu. Gerai, o jeigu į šitą pusę. Tai pala, į kairę miršta. Dešinę miršta. Miršta. Nuo visko miršta.
Ok, čia reikia kantrybės. Jeigu nieko nedarysiu, vyks kažkas. Mirštu. Tai aiškiai, reikia pasitik spiglius drąsiai veidu į priekį. O, vat kai atkenti ir medituoji ir valgai daug. Nieko nereikėjo daryti, tiesiog viskas vyksta savai. Aš tą ką tik žaidė mane. Gerai, neįsterikuok tu čia su mygtukais. Ai, čia tik ant spiglių reikėjo. O, dieve, kaip gerai. O. Taip norėjau padaryti tokį platformerį, kur viskas atvirkščiai yra. Kur tu šokinėjai ant spiglių, jeigu nusileidai ant tiesiog žemės miršti. Raudonos bačkos duoda gyvybės, o žalios dėžės atima. O čia tikrai spigliai. Tai žinoma, kad turėjo apgauti mane. Rūpužė. Rūkštynių sriuba. Bizgirdas. Nio. Ir jie toj kilt pradės, ne? Tu rūpužė. Sakiau, kad reikėjo prikalt tas lentas. O. Ok. Nieko nedaryk. Yes. Joink. Joink. Kas čia? Jop. Klasika. Kaip tą praeit? Oba. Blet. O, iš pirmo karto. Ar ne? Nu. O, eik tu šiek biškai. Eik tu negaliu kaip gerai. Kutu. Nu. Ir tu tada įsibėgėsi, ne? Ir dar kartą. Okay. Nice. Lab nice. Nio, ką padarysi man? Ką? Co? Ui! Beveik. Ką? Co? Co robiš? Nu. Tai žinoma. Ok. Ble. Rūpus miltai, rūkštynės. Čia reikia tiesiog kantrybės gerai. Testas. Atfiltravimas nenaudingų elementų. Nu. O tu gali pasitaisyti su savo užrašu? Resolve. Ne, negali. Nu, nežinosiu, kaip vadinasi lygis, bet gal kaip nors. Niu. Aha. Gai gana tyčiotis iš manęs. Oi, nu. Ok. Gerai žaidimas. Wow, nice. Iš pirmo karto vaikelį. Jūs esat profesionalo rankose. Nu. Greičiau. Čia paspaust reikės. Spėsiu. Uik. Aš šiaip nereikėjo to paspaust, man taip atrodo. Davai. Važiuojam. Ai, reikia paspaust. Ir davai. Yes.
Nespaus. Pas pasispaudį. Aš tu. A. Bet aš net nepaliečiau tavo. A, okei. Greičiau. Nice. Beveik iš pirmo karto. Nu. Nice. Nu, jau beveik pabaiga. Reikės mamai nuvežti. Blem, reikės įrašyti per jos kompą, aš taip žvengsiu. Reikia įrašyti kaip žaidžiama, to čia bus ultimate contentas. Mano mama žaidžia žaidimus. Turūpužė. Čia galėtų pensininkai žaisti daugiau kompiuterinių žaidimų. Mažiau žinių skaitytų, mažiau balsuotų, žinai, savo nesąmoningus, žinai, gražulius. Ir šiaip būtų linksmesni, mažiau antidepresantų reikėtų. Taip, turėtum ko užsiimti. Aš dėl to šiaip esu ramus dėl savo pensijos. Nesvarbu, kiek gausiu, aš tiesiog gaminsiu. Ar taip viskas skaudės? Bet taip pat tiesiog galėsiu gaming. Gal pagaliau CS pradėsiu lošti gerai. Kaip čia buvo, nebeatsimenu. Tiesiog reikia palaukti. Okay, reikia tiesiog contribės. Opa. Ir... Normalis. Žinau, koks bosekas bus. Boss kambaris. Žinau, kaip tu dabar mane gausi. Čia net įdomu. Čia gal tie žmonės, kurie duoda skemeriams savo numerius, žinai, L paštus, paso kopijas ir taip toliau. Tiesiog įdomu, kaip tave šį kartą apipis. Tiesiog keli atrašiniai visą žinutės, keli visiems ragelį. Tai žinoma. Of course. O kaip kitaip galėjo būti? Neapgaudinėk savęs. Aš žinau, ką tu darai. Davai. Aha. Yeah. Niekada nemirs. Špakin dievas esi. Pom. Tai va, jau turiu draugą vieną lietuvį. Buvom į parkę prie dailitkės nuėję. Jo. Nu. Žmonės jau pastebi, kad, žinai, aš šneku taisyklingą lietuvių kalbą, o ne jų umpalumpų tarme. Tu tai čia padarytai? Nesišaivuosi, labai jokinga. O iškart iš tavo šnekėjimo girdisi. Kas, kad aš moku lietuviškai? Umpalumpas. Jie man labai patinka lietus ir žmonės labai normalus. Visi vis sako, kad čia labai pavojinga, kad net policininkai iš Vilniaus atvažiavę sako, kad čia įvykių pavojingumas didesnis nei Vilniui, neseniai, oi, tu nafik. Čia geras. Užskaitau šitą. Čia gal yra naujas žaidimų žanras, tipo comedy game, tiesiog komedijinis žaidimas, kur tipo šaiposi iš tavęs. Taip, sukuria expectationą, tikės jau kažkur da misdirectionas. Opa, į dešinį posūkį. O dabar ką man daryti? Nice. Kaip čia pavojinga, užbadė futbolininką vieną. Aš pasirodė netoli gyvenu tos vietos, kur užbadė. Čia yra mokykla ir fulės aikštė, kur renkasi. Okay. Ramiai. Kas dabar bus? Kažkokį šūdą toj padarys. Taip arti. Bet po 3 mėnesį kaip ir nieko, nieks dar neužpuolė, nieks manęs volosų nevadino. Žinoma, aš neturiu dabar volosų tiek daug, neturiu plaukų kaip anksčiau jaunystėje. Tai įdomu, kas čia bus.
Mačiau kažkada pro langą einantį girtą tokį čempioną, bet jau tokį jau, kur žirgloja ten, nežinau, skaičiuoja plyteles ir atstumus tarp jų. Nice. Šiaip kaip ir nieko, kaip ir faina. Arba nežinau, čia tiesiog fabioniškių patirtis man, kad gretimam kieme kažką užbadė, tai čia dar priimtinas saugumo lygmuo, nes ne mano kieme. Taip. Ir pažiūrėjai žvilgsninę ten. Nice. O, dieve. Šitas geras. Ui! Tai kaip tavęs išvengia? Oi, gerai. Nu. Blet. Rūpelį. O, dieve. Oi, nuostabu. Nice. Och, tu mane sumėti. O, dešinė ranka, ne, kairė. Tok. Nice. O, jau noriu užbaigti šitą žaidimą ir pradėti kitą. Yra jau backlogas, jau žmonės siūlo ką žaist. Jūs žiūrovai irgi man galit siūlyti. Šiaip tokie vat paprasti pixel artiniai man patinka. Nebūtinai tiek paprasti. Tai nebūtinai platformeriai, bet šiaip. Siūlykit. Pabandysim. Tai kaip tave pereit? Rūkštynė tu. Vopt. Čia galiu spėt praeit? Jo. Aš pabandžiau, reikėjo pabandyti. Čia nuo laiko triggerą, nes ne nuo mano pozicijų. Beveik! Čia iki laikų šok. Tu blemba, nu. Tiesiog bėgti nesiparint, nedaryt čia parkūro. Tas pas, ką? Pabandom. Spėsiu. Jau reikia tiesiog iškart bėgti į kitą pusę. Šitą ką tik bandėm. Level deblest. Tiesiog pereinam ir einam ėstinis. Ką, na čia šito. Ta sekundė, kai atsigert norėjau. Tu atstok. Čia visas lygis. Davai. Įmonė nori pasikalbėti su jumis. Ką? Nuo ko? Vadovas turi, įmonės direktorius jau turi pranešimą. Čia reikia perspėglius klyst turbūt. Oi, pasirodo reikėjo per peiliai tokie. Ui, ką? Net ne ką? Bet taigi mygtukas. Pliup. Čia dar žiauri muzika, pasimėgaukime. Evil pixelinė muzika. Jep. Viską, ką vat išmokome per šitą segmentą lygių, turim panaudoti dabar. Vis dar galioja, kad spigliai yra gerai. Okay. Uik.
Valio. Na, žaidimas. Žaidimas. Opa. Opa. Ką, o jūs taip mokat? Opa. Bžė. Ir taip mokat turbūt. Mokat normaliai mirti. Opa. Jo. Taip. O, juojų galiu paliesti. Ko? Ai. Ai, nejudėt reikia. Jo, čia ta dalis. Bля. Reikiam peršokt tą gabaliuką. Nu. Jau pirmą dalį atkaliam. Kylam, bėgam. Prabėgam ir pasiduodam, paleidžiam. Pasitikim savo likimu. Pasitikim savo likimu. Nu. Šok negalima, kaip. Neatsiminu į... Ui. Neatsiminu, kas į kitą pusę. Kuris spaudžia prieš tai šok negalima ir kažkuria pusę negalima. Op. Davai. Davai. Sak. Negalim gi šokti. Okei. Jau galim šokti. Galime eiti kitą pusę. Eik! Eik! Eik iš čia. Eik iš čia. Opa. Tai va, pasirodo, ką... Ai, čia tas vienas nematomas yra. Okei, supratau. Tai pasirodo, vat pavojinga Lietuvai gyventi. Gerai, kad nusipirkom būtą pačioje apsupty, pačiam centre tų barakų. Kur vat vyksta. Bet man taip atrodo, jeigu neini į blogio šerdį, tai jinai tavęs nepuola. Nu, neini kovot su blogiu, netampi didvyriu, bet ir, nu, nekovoji su blogiu. Kaip yra toks balansas. Gerai. Čia yra apgavystės duris, čia yra melo duris. Och, tu rūpužiam pat pabaigos. Gerai. Yes. Viskas? Viskas. Aš laisvas. Aš fucking laisvas. Aš galiu ištrinti šitą žaidimą. Jo. Yes. Ne. Kas ant laiko? Aš nenoriu ant laiko šito žaisti. Ne. Ne, ačiū. Ne, dėkoju, ne. Įdomu, ar galime dviese žaisti. Žinočiau, kad kažkas kitas irgi pasikamuotų. Ne vien tik aš. Parodyk savo slaptas darytas. Praeisiu, vat. Tiesiog subtitrai jau Anchor, praeisiu jums, ponai. Šitą tiesiog pabaiga, pasidžiaukime. Uop, tipo. Bet aš nepatekau į duris, neturėjo būti duris. Kažkokios laimės duris, ne? Nu, kas tau daras? Nu, parazitas. Eik. Galėjau ilgiau pasidžiaugti to, kad perėjau. Eik. Nu, eik. Neapgausi manęs. Ir jo. Boom. Bet tai pala viskas? Prieš tai būdavo tasai. Pažiūrėjai. Ne, aš ant laiko nenoriu šitą padaryti. Nėra daugiau slaptų lygių kur nors audio optionuose. Ne, tik šituose. Kas čia per option? Nereik man. Tai va, ponios ir ponai. Kol kas. Iki kitų žaidimų.